Su jumis Viktorija Grieviškienė ir šiandieną mes kalbame apie neįtikėtiną pavasario pradžią. Šį mėnesį mūsų laukia net 7 svarbus astrologiniai įvykiai, o tai reiškia, jog neapsieisime be svarbių permainų. Jau mėnesio pradžioje būsime priversti atsigręžti atgal ir naujai peržvelgti savo vertybės, nes Venera jau mėnesio pradžioje jį darosi retrogradinę. O tai reiškia, kad naujai spręsime kažkokius įsisenėjusius klausimus, įsisenėjusias problemas savo santykiuose, naujai peržiūrėsime finansinius klausimus ir bendradarbiavimo galimybės. Dar stipriau poreikia atsigręžti atgal sustiprins ir Merkurijus, kuris kovo 15 dieną taip pat tampa retrogradinio. Todėl turėsime permastyti, kažkaip naujai panaudoti jau turimą informaciją. Tai nėra pats geriausias laikas pradėti mokytis kažko naujo ar apskritai kažką naujo pradėti. Vis tik, svarbiausi astrologiniai įvykiai šį mėnesį tai Mėnulio ir Saulės užtemimas bei Neptūno ingresija į Avino zodiako ženklą, kuriuo jis keliaus ateinančius 15 metų. Tiesa, trumpam dar sugrįš į Žuvis, o 26 metais jau pilnai perės į Avino zodiako ženklą ir toliau jo keliaus 15 metų. Mėnulio užtemimas įvyks kovo 14 dieną Mergelės Žuvų zodiako ženklų ašyje. Jau savaitę iki užtemimo iš tikrųjų mes galime pradėti gan stipriai jausti tendencijas savo gyvenime susijusias su šiuo astrologiniu įvykiu. O kovo 11-16 dieną mes jau visi darysime svarbės išvadas. Galbūt kažko atsisakysime, o galbūt kažko ir neteksime. Šiuo metu mes labai aiškiai suprasime, kiek ir kokių resursų mes turime. Viskas, kas vyksta aplink užtemimus tuo periodu, tai yra tokios mums sunkiai pavaldžios iš tikrųjų aplinkybės ir jeigu kažkas tuo metu išeina, traukiasi iš jūsų gyvenimo, reiškia taip turi būti ir tai bus, tai pasitrauks. Kuo ilgiau jūs su tuo nesutiksite, kuo ilgiau jūs laikysitės ateis įsikibę, tuo ilgiau jūs tiesiog draskysitės tame skausme ir tuo daugiau žalos jūs galite savo prisidaryti. Tiek kovą, tiek balandį, iš tikrųjų mes būsime taip gan primiktinai skatinami vienytis, ieškoti bendrystės, mokytis atleisti. Mėnulio mazgui, kylančio Mėnulio mazgui keliaujant Žuvų zodiako ženklu, būtent tai, mokėjimas atleisti, noras vienytis, būtent tai ves mus į perspektyvą, būtent tai padės mums realizuoti kažkokius savo turimus sumanymus. Saulės užtemimas įvyks kovo 29 dieną ir intensyviausiai tą užtemimo energiją mes jausim kovo 25-31 dieną. Todėl šiuo laikotarpiu pagal galimybės rekomenduojama įleisti kuo ramiau, nesiaiškinti santykių, neprovokuoti kažkokių konfliktų. Ir apskritai Saulės ir Mėnulio užtemimai tai nėra kažkokios atskiros temos. Paprastai tai yra persipynęs toks vientisas siužetas. Todėl tai, kiek mes gebėsime Mėnulio užtemimo metu priimti kažkokius išmintingus sprendimus, tiek Saulės užtemimas ir jaunatis Avine mums suteiks tokį labai stiprų impulsą judėti pirmyn. Ir jau pilnai savo sumanymus realizuoti mes turėsime galimybę balandžio antroje pusėje. Stipriausią užtemimų poveikį jaus Avinai ir Žuvys. Taip pat stipriai šitas užtemimas veiks Svarstyklės, Mergeles, Vėžius, Ožiaragius, Šaulius ir Dvynius. Bei visus turinčius svarbių astrologinių rodiklių šiuose zodiako ženkluose savo asmeninėse gimimo lentelėse. Kas tie svarbus astrologiniai rodikliai ir kaip juos interpretuoti, jūs galite sužinoti visiškai nemokamai parsisiuntę mano sudarytą astrologijos pradžiamokslį. Jį rasite apačioje po video aprašyme, tiesiog paspauskite ant nuorodos. Turiu gerų žinių Svarstyklių zodiako ženklo atstovams. Pagaliau Lilit, kitaip juodasis Mėnulis, palieka jūsų zodiako ženklą. O tai reiškia, kad nuo šiol jūsų gyvenime bus kur kas mažiau slogių, sudėtingų kažkokių emocinių būsenų, mažiau visokių išdavysčių ir kitų nesusipratimų. Kovo 27 dieną Lilit įžengė į Skorpiono zodiako ženklą. Ateinančius 9 mėnesius Skorpionai turės progą iš arčiau susipažinti su savo šešėline puse ir mokytis atsispirti pagundams. O kovo 20 dieną, Saulei perėjus į Avino zodiako ženklą, mūsų laukia naujieji astrologiniai metai. Ši diena labai stipriai prisotinta energetiškai, todėl labai svarbu ją praleisti pozityviai. Prisigerti, prisisotinti visiems metams gerų kažkokių emocijų,
Verta dažniau pamastyti apie tai, ko jūs labiausiai trokštate. Žvelgiant iš astrologinės pusės, kovą ir balandį drąsiai galima skelbti svarbiausiais šių metų mėnesiais. Tai yra realiausias laikas, kai mes galime ir turime iš tikrųjų rasti būdų susitarti, vienytis, pamiršti kažkokias nuoskaudas, mokytis atleisti, mokytis iš naujo bendradarbiauti. Ir šį mėnesį dominuojant vandens stichijai, reikės mokytis vis labiau įsiklausyti į savo širdies balsą, vis labiau kliautis intuiciją. Nes vargu ar toks labai sausas, racionalus mąstymas padės mums šį mėnesį spręsti iškylančius klausimus. Štai tokia neįtikėtinai galinga ir spalvinga pavasario pradžia mūsų laukia. Būtinai pasidalinkite komentaruose savo pavasariniais įspūdžiais ir nepamirškite užsiprenumeruoti mano YouTube kanalo. Čia dalinsiuos įdomiausią ir aktualiausią informaciją.